Senoji Varėna ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. O Viešpatie, nušviesk maldauju kelią mano, nes aš jo nepažįstu. Projektas Nacionalinis Čiurlionio kelias, kuris jungia 7 Lietuvos miestus, prasideda Senojoje Varėnoje, Druskininkai, Vilnius, Kaunas, Rietavas, Plungė ir Palanga. Tos vietos susijusios su Čiurlioniu. Labas, my name is Lemuel. Labas, mano vardas Lemuel, esu iš Ganos. Gyvenu Lietuvoje pastaruosius 3 metus. Lietuva man kaip antri namai. Atvykau čia siekti magistro laipsnio, bet dabar gyvenu ir dirbu čia, Lietuvoje. Esu kilęs iš 5 asmenų šeimos, turiu 2 brolius, aš esu vyriausias vaikas. Mano vienas brolis gyvena Ganoje, o kitas Jungtinėje karalystėje. Taigi šiek tiek apie mane. Man patinka žaisti krepšinį, žinau, kad Lietuva yra krepšinio šalis. Aš pats žaidžiu krepšinį kiekvieną savaitgalį. Man patinka vietinis maistas, ypač cepelinai, jie geriausi. Taigi tiek apie mane. Man patinka čia gyventi. Senoji Varėna savo rašytinę istoriją skaičiuoja nuo 1413 metų. Tada į pirmą kartą paminėta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laiške kryžiuočiams. Tačiau archeologiniai radiniai kalba, kad gyventojai senosios Varėnos apylinkėse apsistojo dar mezolito laikotarpiu. Varėnos vardas yra kilęs nuo žodžio varom, nes Vytautas medžiodamas baudžiauninkams liepdavo varyti žvėris. Ir jie varydavo žvėris čia atvykusiems svečiams ir pačiam Vytautui, kad galėtų kuo daugiau jų sumedžioti. Gamta ir atsipalaidavimo jausmas. Čia labai ramu, palyginti su tuo, iš kur aš kilęs. Stambulas yra chaotiškas miestas, todėl čia Lietuvoje, net ir Vilniuje, didžiausiame mieste, man labai ramu. Man labai patinka, kad jis labai lėtas ir pastatytas gamtos apsuptyje. Mano vardas Cagdas, esu kilęs iš Stambulo, Turkijos, ir jau beveik 5 metus gyvenu Vilniuje, Lietuvoje. Persikėliau čia prieš pat Covidą. Galvojau, kad čia puikiai vieta atsipalaiduoti ir gyventi ramų gyvenimą. Tada, kai prasidėjo Covidas, nusprendžiau čia likti. Senojoje Varėnoje pirmąją bažnyčią finansavo ir pastatė Varėnos seniūnijos valdytojas Mykolas Bžostovskis. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 1773 metų ir jos fundatorius buvo Mykolas Bžostovskis ir buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo šitasgi buvo kancleris ir jis buvo kaip tik tai fundatorius tos bažnyčios. Ten jo garbė net suradome istorijos archyve prie įėjimų tamborė herbą jo yra, tas tokiam skydė yra auksinė ta balnakilpė. 1874 metais į Senąją Varėną iš Liškiavos dirbti vargonininku atvyko Konstantinas Čiurlionis su žmona Adele. Čiurlionio tėvas Konstantinas Čiurlionis 1874 metais susituokė su Adele Marija Magdalena Radmanaitė Liškiavos bažnyčioje. Adelė tarnavo Opermanų šeimoje, vaikų auklė ir tvarkė Opermanės garderobą. Opermanai sekmadieniais vykdavo į Liškiavos bažnyčią, ten, kur vargoninkavo Čiurlionio tėvas Konstantinas. Adelei patiko vargonų muzika. Ji dažnai pradėjo dairytis ant viškų, kaip sakoma. Pamatė, kad tikrai simpatiškas, talentingas vargonininkas groja vargonais. Adelę pastebėjo ir Konstantinas. Taip ir gimė jų meilės istorija, kur dažnai Adelė sakydavo, kad jų piršliais buvo vargonai. Čiurlionio motina,
Adelė Marija Magdalena Radmanaitė Čiurlionienė buvo išsilavinusi, laisvai kalbėjo lietuvių, vokiečių ir lenkų kalbomis, mokėjo daugybę liaudies dainų ir pasakų. Kada čiurlioniai susituokė, jaunai šeimai reikėjo kažkur gyventi. Taigi klebonas pakviečia čiurlionį čia vargoninkauti ir kartu suteikė gyvenamą plotą. Matyt, jaunąjį čiurlionį ir suviliojo būtent, kad buvo kur apsigyventi. Taigi čiurlioniai atvyksta į Varėną maždaug po metų, 1875 metų, rugsėjo 10 senuoju stiliumi, rugsėjo 22 naujuoju, jiems gimsta pirmagimnis sūnus Konstantinas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė Varėnoje, vargonininko Konstantino Čiurlionio ir Adelės Marijos Magdalenos Radmanaitės Čiurlionienės šeimoje. Jis buvo vyriausias iš 9 Čiurlionių šeimos vaikų. Čiurlionis gimė rugsėjo 22, o spalio 1 dieną jis buvo pakrikštytas kunigo Aloyzo Gero. Aloyzas Geras suteikė jam Mikalojaus Konstantino vardus. Ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis pasirašinėja tais garsiaisiais inicialais MKČ. Tai būtent tie inicialai, tie vardai buvo suteikti Senosios Varėnos bažnyčioje. Nedidelis miestelis Lietuvoje, Senoji Varėna, yra kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtinė. Iš čia jo šviesa pasklido po visą pasaulį. Reikėjo dokumento, kuris įrodytų, kad Čiurlionis gimė Senojoje Varėnoje. Tai tas dokumentas yra krikšto metrika, kurią mes eksponavome 2019 metais. Čia šioje bažnyčioje, kad žmonės galėtų pamatyti, kas norėjo. Čia yra labai svarbus dokumentas ir įrodymas, kad Čiurlionis gimė būtent Senojoje Varėnoje. Lopšinės, mamos dainuojamos liaudies dainos, Merkio ir Varėnės santuokos lakštingalos visada nuramindavo mažąjį Mikalojų Konstantiną. Čiurlionis čia praleido tik ankstyvąją vaikystę. Vienur yra rašoma, kad Čiurlionis čia augo iki 2 metų, kitur iki 3, iki 2,5, bet ta ankstyvoji vaikystė būtent buvo čia. Ir ta ankstyvoji Čiurlionio pasaulėžiūra formavosi būtent čia, Senojoje Varėnoje. Pušų ošimas, Merkio upės čiurlenimas. Liaudies muzika ir dainos, noras domėtis savo tautos šaknimis, protėvių kultūra ir papročių tradicija pasaulyje reiškiasi įvairiomis formomis. Muzika yra labai didelė mano šalies, mano kultūros dalis. Mes turime tradicinę muziką, kurią kuria paprasti žmonės, įvairios mano šalies etninės grupės. Tačiau turime ir daug muzikantų. Pavyzdžiui, moteris vardu Viala, kuri daug muzikos kuria ksilofonais, gitaromis, pianinais. Pianos, we have different type of drums. We have traditional drums. Turime įvairių tipų būgnų. Turime tradicinius būgnus, pagamintus iš medžio ir gyvūnų odos, ir lazdeles, kuriomis grojame. Ganoje taip pat rengiame festivalius, kuriuose grojame šiais būgnais. Be to, jei tam tikros grupės karalius yra sodinamas į sostą arba per laidotuvės, kai miršta žmonės, per tas ceremonijas grojame įvairiais būgnais. Taigi būgnai yra didelė mūsų tradicinės muzikos dalis Ganoje. Senosios Varėnos pirmoji Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, kurioje vargonavo Mykolo Konstantino Čiurlionio tėvas, buvo medinė. Pirmo pasaulinio karo metu jinai sudegė, kadangi degė Varėna, vyko karas. Paskui antroji bažnyčia yra atstatyta jau kažkur 20 metais ir išstovėjo iki 44 metų Liepos mėnesio. Ir tada vėl sudegė karas, vėl užėjo ir vėl buvo sudeginta ta bažnyčia. Vėliau 50 metų nebuvo jokios bažnyčios, čia buvo tas tik kalnelis užėlęs visokiais karklynais. Toks buvo labai tokia vieta, vienu žodžiu. Tokia liūdnai atrodė, paskui čia po karo apsistatė čia visokių ūkinių pastatų aplinkui, čia parduotuvė atsirado.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, senojoje Varėnoje buvo prisiminta sunaikinta Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia, kurioje buvo pakrikštytas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Su vyskupu Matulaičiu nusprendėm, kad pirmiausias akcentas būtų varpinė ir jinai būtų atvira, reiškia, Čiurlionio garbė, būtent iš jo kūrybos motyvais, tas pavasario varpas. Kaip tik atgimimas mums pavasaris irgi. Reiškia, tautos atgimimas ir čia laisvės atgavimas. Ir tas varpas buvo labai mums, tas simbolis labai kažkaip tai tiko, mums taip atrodė. Pati pirmoji idėja, kada buvo statoma šita bažnyčia, tai šviesaus mūsų kunigo Pranciško Čiviliaus idėja, kad čia gimė Čiurlionis ir kad bažnyčia turi turėti čiurlioniškos kūrybos formas. Ir ypatingai varpinė yra pastatyta pagal Čiurlionio paveikslą Pavasaris. Ir taip pradėjom su Dievo pagalba, su gerų žmonių pagalba ir pradėjom statybos tas. Ir statyti pradėjom ir labiausiai prisiminėm tada Čiurlionį. Kažkaip įamžinti reikia atminimą, bet vėl amžinama per Čiurlionio kūrybą, per Čiurlionio kūrybos simbolius. Vitražai atsiranda atminimo lenta, atsiranda Čiurlionio krikštui atminti paminklas. Trečioji Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia senojoje Varėnoje buvo pastatyta ir pašventinta 1994 metais. Bažnyčia jau pastatyta buvo 1994 metais, lapkričio mėnesį buvo konsekruota, pašventinta ir 1995 metais antras simbolis atsirado, tai čia po vargonais kaip tik tai bažnyčios, reiškia, ta simbolis iš aukos, tas angelas aukos ir citata ten parašyta. Citata yra paties Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, autorius yra Mantas Paulauskas, skulptorius ir interjeras jo yra bažnyčios, yra jo to paties autoriaus. Bažnyčios dekoravimui ir papuošimui dažnai naudojami simboliai iš Mikalojaus Konstantino kūrybos. Vėliau gimė mintis vitražuose plėtoti atminimą Čiurlionio jo kūrybos motyvais. Kadangi yra navos dešinė ir kairė pusė, tai dešinė pusė kaip einant į bažnyčią, paskiriam, reiškia, žmogaus būties. Žmogaus būtis yra, reiškia, materiali ir nemateriali, reiškia, dvasinė ir medžiaginė. Tai dešiniai navui paskiriam mūsų tai neregimai tikrovė, kai mes tikėjome išpažinimą, sakėme, tikime visagalį Dievą, reiškia, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tai, reiškia, tai neregimai visatai paskiriam. Ten dominuoja trys spalvos, reiškia, dangaus mėlyna spalva, geltona, saulės spalva ir ten ir visuose lankuose yra šventosios dvasios žiburėliai, tie ugnėliai, kurie kaip ir rašo, kad nužengiant apaštalų sekminių dieną liežuvėliai tie. Tai dvasia kūrėja ir veda. Kunigo ir bažnyčios klebono Pranciškaus Čivilio rūpesčių pastatyta bažnyčia senojoje Varėnoje gražėjo, būrėsi ir stiprėjo tikinčiųjų bendruomenė. 12 kryžiaus kelio stotis Jono Evangelijos žodžiais tokiais, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad įdavė savo vienatinių sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tai reiškia ta meilės liepsna. Ir tarp kitko, reiškia, tie sujungia atnašavimas ir auka ir mūsų gyvenimas nuo pradžios. Jeigu nėra meilės, tai nėra ir aukos, nėra nieko tada. Reiškia, mes nieko gero negalim padaryti, jeigu nemylim. Jeigu nemylim tėvynės, nemylim bažnyčios, nemylim žmonių, nemylim, vienu žodžiu, pasaulio nemylim. Savo kraštą mylintys žmonės negailėjo darbo ir pastangų gaivindami istorinę atmintį ir po kruopelę kaupdami istorinę medžiagą. Ilgai ieškojome vietos, kur galėjo gimti Čiurlionis, kurioje vietoje, kur stovėjo tas vargonininko namas, kuriame gyveno Čiurlionių tėvai. Į pagalbą kvietėmės istorikus, kurie atliko istorinius ir ikonografinius tyrimus. Deja, Lietuvos archyvose vietos tikslios, kur galėjo stovėti bažnyčios tarnų namai, ir pati bažnyčia neradome. Turėjome bičiulius Sankt Peterburge, Čiurlionio draugijos narius, kurie aktyviai įsijungė į mūsų paiešką ir buvo rastas XIX amžiaus antros pusės žemėlapis,
kuriame aiškiai matyti, kad stovi senosios Varėnos bažnyčia, o šalia jos 4 namai, kuriuose pagal istorikų teigimą ir galėjo gyventi būtent bažnyčios tarnai, ir ten buvo ir vargonininko namas. Lietuvos kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo vietai įamžinti Senojoje Varėnoje, Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas atminimo ženklas. Šiandien mes čia turime tokį tikrai labai unikalų, sakyčiau, paminklą, kurį sukūrė menininkas, skulptorius Gediminas Piekurius, o paminklo architektas Gintaras Šeikauskas. Taigi, paminkle yra panaudota Čiurlionio karalių pasakos motyvas. Ir dar labai džiaugiamės dar vienu atsirandusiu simboliu čiurlioniškos kūrybos motyvais, tai būtent angelas. Angelas preliudas, ten yra Čiurlionio kūryboje 1909 metų yra paveikslas, toks sėdintis angelas, yra ant tokios smailėjančios uolos sėdintis, ir ten yra 2 tiltai nupiešti, o kaip tik pas mus irgi čia yra 2 tiltai. Vienas tas rimtesnis, kuris sunkiai technika jau važiuoja, tas universalus tiltas, ir čia netoliese yra toks pėsčiųjų tiltas, tas į kitą pusę Merkio. Na, žinoma, mes labai norim ir labai džiaugiamės, kad žmonės domisi, ypatingai va šiais metais labai daug keliautojų čia atvažiuoja, domisi, klausinėja, vedame ekskursijas. Tikrai esame dėkingi tiems žmonėms, kurie myli savo genijus, didžiuojasi jais ir nori pamatyti tą vietą, kur jie gimė, kur jie augo, kur kūrė, mokėsi. Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia Senojoje Varėnoje turi istorinę ir architektūrinę vertę. Jis saugo ne tik religinį, bet ir kultūrinį paveldą. Bažnyčioje nuolat vyksta religinės pamaldos, įvairūs kultūriniai renginiai, koncertai. Paprastai klausau šiek tiek tradicinės lietuvių muzikos, dažniausiai festivalių, renginių metu. Lankausi kai kuriuose renginiuose, nes turiu draugų, kurie yra lietuviai. Klausau jūsų grojimo įvairiais instrumentais. Taip pat esu buvęs keliose koncertuose čia, Lietuvoje. Ir manau, kad vienintelė kliūtis man yra ta, kad negaliu iki galo suprasti kalbos. Bet galima girdėti ritmą, girdėti garsus. Galima pasakyti, kokia nuostabi yra muzikinė kompozicija, net ir tradicinėje Lietuvos muzikoje. Manau, kad tai nuostabi muzika čia, Lietuvoje. Taip, yra buvę užsieniečių, labai domėjosi Sankt Peterburgo Čiurlionio draugija, atvažiuodavo autobusais čia, lankydavosi, na, dabar tokia situacija, tie ryšiai yra nutrūkę. Taip pat domisi labai japonai. Čia yra lankėsi visų ambasadoriai, kurie būtent domisi Čiurlioniu ir kurie norėjo pamatyti Čiurlionio gimtinę. Taip kad tikrai yra, lenkai domisi, na, ypatingai japonams patinka Čiurlionis. Ir aš labai norėjau, mano svajonė buvo nuo pat pradžių, kad jinai taptų tokia išskirtinė, nes Čiurlionio turim vienintelį, nepakartojame ir kaip žymiausi pasaulio lietuvė, netiesa, ne? Kuri didžiuojasi ne tik tai ir kuri pripažįsta viso pasaulio rimti menininkai ir kuri vertina. Tai čia tikrai aš jau labai ir mes siekiam to ir aš dar tikiuosi, dar mes daugiau tų simbolių, ten turim labai svajonių tokių gražių, tik kad jos įsipildytų. Turime puikų architektą ir aš manau, kad architektūra tai taip pat meno forma. Taigi, jo vardas buvo Sinanas. Jis vadinamas Sinanu Didžiuoju. Jis gimė mažame kaimelyje, Konijos mieste, kuris yra centrinė šiuolaikinės Turkijos dalis. Jo tėvas buvo akmens skaldys. Jis statybose skaldydavo ir paruošdavo akmenis, kad iš jų būtų galima pastatyti įvairius pastatus. Taigi Sinanas pradeda nuo to, kad padeda savo tėvui ir išmoksta akmenskaldžio amato. O kai jis patenka į armiją, nes tai anksčiau buvo privaloma, jis supranta, kad jį domina matematika ir geometrija.
Sinanas pradeda domėtis architektūra, pastatų formomis, viskuo, ne vien tik fizinių pastatų statymu. Jo susidomėjimą architektūra pastebi kai kurie administratoriai, kai kurie armijos generolai. Taigi Sinanas buvo nusiųstas į rūmus. Jis turėjo padėti armijai statyti tiltus, kitus objektus karinių kampanijų metu, kai kuriuos vis dar galima pamatyti. Jie vis dar yra nepažeisti, o per savo gyvenimą sakoma, kad jis yra sukūręs daugiau kaip 370 kūrinių, ar tai būtų mečetės, ar tiltai, ar kiti daiktai. Taigi galėčiau pasakyti, kad jis buvo vienas didžiausių menininkų iš mano šalies. Takai ir takeliai, kuriais pirmuosius žingsnius žengė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, norėdamas pažinti pasaulį, Lietuvą ir save, prasidėjo senojoje Varėnoje. Čia yra Lietuvos mastų Čiurlionio kelias, vadinasi, jisai ir jungia tuos 7 Lietuvos miestus, būtent tuose miestuose, kur Čiurlionis gimė, augo, leido vasaras, mokėsi Plungėj muzikos, ar ne, Palangoj meilės istorija, Rietave koncertai su Oginskio orkestru, tada Vilnius vėl Čiurlionio namai muziejus ir taip toliau, Čiurlionio dailės muziejus Kaune. Žodžiu, tie visi miestai, jie tiesiog sujungti į vieną kelią ir galima keliauti juo. Keliauti nuo senosios Varėnos iki Palangos.